Išlaidos mokamos už gyvenimą skiriasi valstijose, skiriasi miestuose, mažesniuose miesteliuose. Visų pirma, be abejo, susiplanuoti biudžetą, tiksliai susirašyti išlaidas mokslui, išlaidas gyvenimui ir tada paplanuoti ir pagalvoti, kaip tas išlaidas būtų galima sumažinti. Be abejo, pirmas patarimas būtų surasti informaciją apie visas galimas stipendijas ir finansinę pagalbą ir pateikti paraiškas laiku tom stipendijom ir finansavimui gauti. Studijos dvimetėse kolegijose yra pigiausios ir vidutinė metinė išlaidų suma nesiekia $3,000. Keturmetės valstybinės aukštosios mokyklos gali kainuoti apie $20,000 per metus. Brangiausios yra privačios aukštosios mokyklos ir jų vidurkis yra iki 30, apie $28,000 per metus. Kitos biudžeto eilutės būtų būstas, knygos, transportas, asmeninės išlaidos ir sveikatos draudimas. Jos taip pat reikėtų paskaičiuoti. Yra keletą galimybių sumažinti savo išlaidas. Be abejo, reikėtų pasirinkti keletą aukštųjų mokyklų, teikti paraiškas jų stipendijom ir priimti siūlymą studijuoti tos aukštosios mokyklos, kurios stipendijos pasiūlytos yra didžiausios ir metinis biudžetas yra mažesnis. Taip pat reikėtų pagalvoti apie studijų vietovę, apie valstiją, apie miestą. Pasižiūrėti, kiek vidutiniškai kainuoja gyvenimas vienoje ar kitoje valstijoje ir pasirinkti tą valstiją, kuri būtų pigesnė. Taip pat yra visa eilė galimybių pagreitinti savo studijas. Normaliai studijuojant pilnu krūviu, bakalauro studijos trunka 4 metus. Pirmais metais būtų sunku pagreitinti savo studijas, bet antrais, trečiais ir ketvirtais metais tikrai būtų galima imti truputėlį daugiau paskaitų ir taip savo studijas sutrumpinti, taupant išlaidas pragyvenimui. Vasarą visi Amerikos universitetai siūlo galimybę studijuoti vieną ar kitą dalyką ir gauti akademinius kreditus, kurie yra įskaitomi į jūsų studijų krūvį. Reikia labai gerai mokytis ir pabaigus pirmuosius metus, kaip vienam iš geriausių studentų tarp visų tuo metu studijuojančių tame universitete, jūs galite gauti pakankamai svarias stipendijas, kurios sumažins jūsų mokestį už mokslą. Taip pat yra galimybė pradėti studijas dvimetėse kolegijose, kurios yra žymiai brangesnės, ir persivesti į universitetus, kurie yra pasirašę tiesioginius kontraktus su dvimetė kolegija ir pilnai užskaito jūsų 2 metų krūvį. Taip 2 metus jūs mokėtumėt pigiau kolegijoje dvimetėje ir dar 2 metus studijuotumėt universitete ir gautumėt po 4 metų akademinį bakalaurą. Aukštųjų mokyklų finansavimas gali būti suskirstytas į finansavimą teikiamą už gerą mokymąsi, merit-based, ir finansavimą, kurį teikia atsižvelgiant į šeimos finansinės pajamas. Yra galimybė 20 valandų per savaitę dirbti universitete. Be abejo, tai yra ribojama, valandų skaičius yra ribojamas mokslo metų bėgyje, 20 valandų, vasaros atostogų metu galima pilnu krūviu dirbti. Studentiška viza teikia tokią galimybę. Tiesa, atlyginimas, nes tai yra dažniausiai nekvalifikuotas darbas, nėra didelis ir vidutiniškai jisai siekia $1,500–2,5 tūkstančio dolerių per metus. Studentai turi galimybę atlikti darbo praktiką, kuri yra susijęta su jų pasirinkta studijų sritimi. Dažniausiai tai yra po pirmojo kurso ir vyksta universitete. Šitas darbas taip pat gali duoti tam tikrą pajamų kiekį. Visi studijuojantis Jungtinėse Amerikos valstijose arba studijų metu, arba metai po savo studijų gali dirbti pagal be abejo savo įgytą specialybę.
Šitą leidžia studento viza ir tai gali duoti tikrai svarias pajamas. Tiesa, tai yra tik 1 metų darbas. Daugiau informacijos apie stipendijas, stipendijų duomenų bazes galite rasti Studijų užsienio informacijos centre. Mes esam Saulėtekyje. Taip pat galite mums skambinti, rašyti elektroninius laiškus arba mes galim bendrauti mūsų socialiniuose tinkluose.